Na, panagrinėkime mes vėjos roboto darbą. Robotas yra pravarytas tiesiai, o pažiūrėkit, kaip jis čia važiuoja. Taip. Įdomiausia dalis yra štai čia. Esu pravaręs jį va štai čia. Lėčiau net su roboto kraštu kartais ir tujas, o jis važiuoja štai čia. Čia išsuko kažkokius ratus kažkodėl. Keliaujam dabar panagrinėti, kaip atrodo, nes žolė nupjauta, pjauna aukštai. Net nesiekė žolės. Pažiūrim, kas čia gero pas jį. Na, nieko čia nėra, nes jam nėra ką pjauti. Labai stipriai nešasi. Nes peiliukas yra pakeltas į viršų. Ir paskui čia atbrailėliai yra. Ir va čia užlenda visa žolė. Va tai va. Užkerta peiliuką, paslankumo jis nebeturi visiškai. Viršutiniai peiliukai irgi nėra kietai užstrigę, bet kokiu kampu stovi. Balansas pametamas yra. O kai pametam balansą, bus paskui bėdos. Net už varžto užlenda peiliukas. Čia košė. Na, žodžiu. Tai va, dabar dirba jisai bereikalingai, tiesiog važinėja. Toks yra jo darbas šiuo metu. Turėtų užatpjauti. Protektorius tai visiškai nepaslankus, labai garsiai dirba. Ir jam vairavimas net pačiam yra sunkus. Jeigu visi vėjos robotai važiuoja tiesiai, linijos yra gražios tiesios, tai čia linijos nėra nei tiesios, nei gražios, jos visos yra išklaipytos. Tai nežinau, ar čia tikslumo klausimas yra, nes visokie pravažiavimai, šoniniai tokie visi, tas menų laukas atrodo kaip kreivo girto traktoristo pravažiuota. Ir visur va, jisai taip užsukinėja, ar ne? Paimsiu kitą robotą, va, kurį čia važinėjo. Pažiūrėkit, kokios linijos yra. Lygiai per visą ilgį. Čia kito roboto važiuota. O čia važiuoja arsikeris. Šleivai, kreivai. Čia problemos, aišku, gal ir nėra. Na, bet čia vaizdelis tai juokingai atrodo. Tai va.